Ačiū Jums visiems už tokį šiltą sutikimą. Kaip tik minėjote, 50 žmonių trūksta, tai aviacijoje kiekvienam 50 vietų lėktuve reikia vieno įgulos nario. Tai va, šiandien sužinojate. Ne? Būtent ne keleivių, o įgulos, o skaičiuojamas sėdynės. Ir per pandemiją EasyJetas tokį įdomų dalyką padarė. Jie turėjo Airbus A319 orlaivį su 154 vietomis, atėmė vieną eilę, -6, reikėjo vienu darbuotojų mažiau. Taupom kaštus per pandemiją, ar ne? Bet tai, mes turim tikrą profesionalą šiandien. Taip, tai mano kasdienybė yra jums padėti keliauti patogiau. Mano kasdienis darbas yra pritraukti Lietuvos oro uostus naujų oro linijų bendrovių, naujų tiesioginių skrydžių. Kaip tik šiandien 6 ryto atidarėme naujausią kryptį iš Vilniaus oro uosto į Düsseldorfą su Air Baltic, tai man jau dabar antroji pamaina. Ir dar kartą dėkui iš karto už jūsų dėmesį. Prieš pradedant norėčiau paklausti, kas šiemet skrido kažkur lėktuvu, galėtumėt pakelti rankas. Tikiu, kad absoliuti dauguma turime kelionių patirčių iš šie metų. Ir manau, Vilniaus oro uostas apskritai yra toks ypatingas objektas Vilniaus kontekste. Aš manau, tai yra ypatinga jausmą keliantis objektas. Ir Vilniaus oro uostas kasmet aptarnauja apie 5 milijonus keleivių. Tas skaičius aišku auga ir tai yra ne tik 5 milijonai keleivių, tai yra 5 milijonai istorijų, 5 milijonai patirčių, 5 milijonai galbūt klausimų ir 5 milijonai įsivaizdavimų. Tai kaipgi ta aviacijos mašina apskritai veikia. Ar ne? Oro uostas apskritai yra miestas mieste. Čia netgi yra kitokios taisyklės negu mieste. Pavyzdžiui, orlaiviai turi pirmenybę prieš automobilius. Taip pat mes tame pastate už manęs turime valstybės sieną. Kadaise prieš keletą dešimtmečių Vilniaus oro uostas netgi turėjo savo šiltnamius, kuriuose pomidorus augino. Buvo atskiras etatas, kuris prižiūrėjo tos stereotipinius ant palangės esančius augalus ir pomidorus šiltnamį, nes nieko nėra skaniau nei pomidorai su aviacinio kuro prieskoniu. Tai apart to, žinoma, yra ne tik objektas ypatingas, bet jame galima būtų teikti skirtingos socialinės normos galioja. Jeigu aš 5 ryto Vilniaus mieste kažką tą dalyką daryčiau, turbūt į mane kreivai žiūrėtų, tačiau kai pastarį kartą skridau tuo 6 ryto Lufthansa skrydžiu į Frankfurtą, 4-5 ryto oro uoste matosi, kad alus tikrai liejasi laisvai ir niekas kreivai į vienas kitą nežiūri. Ir natūralu, kad ne visos kelionės prasideda ar baigėsi sklandžiai. Mes kaip oro uosto valytojas tikrai sulaukime nemažai pastebėjimų, skundų kiekvienus metus. Turbūt legendinis Vilniaus oro uosto skundas, kuris kadaise buvo gautas iš žmogaus gyvenančio netoliese Salininkose, buvo apie tai, kad neva tai besileidžiantis orlaivis užpūtė žmogaus šašlykinę ir sugadino jo šašlykų gaminimo procesą. Niekas turbūt nežino, ar tai iš tikrųjų tiesa ar legenda, bet jau yra tokia sena istorija, kad visi įtikėjo, kad tai yra tikriausiai tiesa. Ir kartu su keleiviais keliauja baisiai daug bagažo. Viršuje mes matome legendinį Vilniaus oro uosto tinklalapį dažniausiai užduodamų klausimų skilties klausimą, kuris sako, ar rankinėme bagaže galima vežtis bulvių tarkavimo mašiną, nes nieko nėra geriau nei nusivežus į Antaliją pasidaryti cepelinų. Top tip, kažkada keleivis paklausė, ar galima cepelinus nešti per aviacijos saugumo patikrą. Aš pusiau juokaudamas paklausiau mūsų aviacijos saugumo kolegų, jie rimtų veidą atsakė. Taip, bet yra 2 procedūros. Jeigu vežate cepelinus kaip galutinį patiekalą, galite eiti tiesiai per patikrą, tačiau jeigu vežate kaip atskirus ingredientus, cepelinai, sprigučiai bei grietinė įsijungia skysčių gabenimo taisyklės ir jūsų grietinė turi būti 100 ml pakelyje. Kitą kartą padėkokite man, kai Antalijoje užsinorėsite cepelinų. Tai jo, apačioje nuotrauka iš internetų folklorų, kaip paprašiau atpažinti savo lagaminą. Po dešinę nauja nuotrauka iš Vilniaus oro uosto aviacijos saugumo patikros, čia yra konfiskuoti tam tikri daiktai, nes juk nutinka kartais, ar ne, mes krauname lagaminą, koinės, kosmetika, galbūt knyga, kur aš tą Husqvarną padėjau ten savo bute. Ar ne? Nepaisant visų iššūkių susijusių su galbūt bagažo gabenimu, rankinio registruota, bent jau man vienas nutikimas buvo pats turbūt linksmiausias, kai 6 ryto sėdėjau Vizeiro lėktuve, žinoma, po mažai miego ir visų patikrų oro uosto ir sėdžiu ir stebiu, kaip žmogus į overhead compartmentą bando įtalpinti milžinišką bankucheną. Tai kalbant apie bankucheną, mano istorija yra prieš pandemiją 2018 metų, iš tų laikų, kai mes buvome įpratę 5 dienas per savaitę eiti į tą oficialį stiklainėlį.
Aš tuo metu dirbau oro linijų bendrovėje Small Planet Airlines, bendrovės komunikacijos per brūkšnelį rinkodaros skyriuje. Kartu buvau ir įmonės fotografas, tai šitas kadras taip pat yra mano darytas čia Vilniaus oro uoste. Apskritai tai buvo gan didelė užsakomųjų skrydžių bendrovė, tai jeigu pirkote keliones į šiltos kraštus, tikėtina skridote su Small Planet Airlines. Mes turėjome 15 bazių Europoje, beveik 30 Airbus lėktuvų, tokių kaip ten stovi tolumoje fone už to Boeing'o, bet vis tiek, kadangi visi vienodi, tai tarkime, tas gale stovi. Tai buvo ypatinga oro linijų bendrovė tame čarterių kontekste, nes jeigu jūs pažiūrėtume dabar pro langą, visi tie lėktuvai yra balti, kurie skraidina jūs į Hurgadą, Antalį ir panašiai. Mes turėjome labai gražų dažymą, mes turėjome visiškai naują interjerą, į kurį buvo investuota milijonai, rekaro sėdynės, mood lightingas, uniformos specialios programa vaikams, buy on boardas, meniu, even online check-inas, ta prasme, kurį galite pasidaryti namuose. Tikslas įmonės buvo, kad jūsų atostogos prasidėtų su pirmu žingsniu žengus į lėktuvą. Be abejo, keleiviai tai vertino, turizmo agentūros tai vertino, bet tai išaugina be abejo operacinius kaštus. Ir tai kelia tam tikrų ir iššūkių. Apskritai mes turėjome 4 padalinius Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Kambodžoje. Jeigu kyla klausimas, kodėl Kambodža, tai Europos aviacijos rinka yra labai sezoninė. Ypač užsakomųjų skrydžių, tų holiday charterių vadinamų rinka, jo poreikis keliauti žiemą gali būti netgi 10 kartų mažesnis nei vasarą. Tai vasara tas periodas, kai tokios bendrovės uždirbdavo pinigus, o jau žiemą padengdavo tos žiemos nuostolius. Todėl buvo keletą orlaivių išskraidinama į tas rinkas, kuriuose sezoniškumas yra atvirkščias. Azija, Vidutiniai rytai, galbūt Karibai, ten, kur žmonės keliauja kitais metų laikais. Na ir žinoma, įmonė labai sparčiai augo pastaraisiais gyvavimo metais ir su tuo augimu atėjo ir tam tikrų iššūkių. Kadangi įmonė labai augo, reikėjo orlaivių, reikia su kuo skraidinti keleivius. Orlaivių buvom nemažai užsakyta iš antrinės rinkos, jie labai vėlavo atvykti. Apskritai orlaiviai buvo, tarkim, ne pirmos jaunystės, nors ir amžius nelabai ką nusako aviacijų, kadangi tai yra itin reguliuojama industrija, visas maintenance procedūros yra labai reguliuojamas, tai negi 20 su virš metų senumo orlaiviai yra puikiai tinkami skraidyti ir puikios gali būti kokybės. Tačiau natūralu, kaip su bet kokiu įrenginiu, kuo jis yra senesnis, tuo daugiau jam reikia dėmesio ir priežiūros, ar ne? Ir kadangi tos priežiūros reikėjo daugiau, skrydžiai vėlavo. Ir niekam nėra naudinga, kad jūsų skrydis vėluoja, nes prisiminkime Europos Sąjungoje, jeigu skrydis vėluoja daugiau nei 3 valandas, jums priklauso piniginė kompensacija. Tos kompensacijos kaupasi ir gali būti labai didelis nuostolis įmoniai. Ar ne? Ir apskritai tie vėlavimai buvo, tarkime, dėl techninių priežasčių, kai kurie buvo labai paprasti, kažkokia tai detalė galbūt sugedo, reikia pakeisti, bet buvo ir kuriozinių situacijų. Pavyzdžiui, vienas lėktuvas Vilniaus oro uoste vėlavo skristi dėl to, kad tualeto duryse buvusi peleninė iškrito. Kokio velnio lėktuve reikia peleninės, jeigu negalima rūkyti. Tam, kad jeigu kažkas sugalvotų savo kosiuką užsidegti tualete, būtų kur numesti nuorūkų ir nepadegti lėktuvo. Jeigu duryse esanti peleninė iškrenta neveikia, tikėtina, orlaivis stovės ant žemės tol, kol bus sutvarkyta. Taip ir nutiko. Kitas atvejis. Nuo emergency oxygen bottle nusitrynė lipdukas, ant kurio buvo tiesiog galiojimo data. Visi lėktuvas stovėjo ant žemės, kol buvo pakeistas tas deguonies putelis. Vienas, tarkime, lėktuvas leidosi vienoje Graikijos destinacijoje, susidūrė su paukščiais, visa orlaivio nosis buvo sugadinta, reikėjo mums iš Airijos ją atsitempti su mažu Antonovo lėktuvu su keliais sustojimais. Ironija ta, kad ta destinacija Graikijoje lietuviškai vadinasi Janina. Tai lėktuvas sugedo pas Janiną. Man turbūt įsimintriausias vėlavimas įvyko iš mūsų Lenkijos rinkos. Mes skraidome į Zakinto salą Graikijoje. Prie tos salos oro uosto yra paplūdimys, kuriame naktį peri vėžliukai. Tai naktį oro uostas uždarytas. Skrydis vėlavo išskristi iš Varšuvos ir negalėjo skristi, nes būtų atgalinis skrydis buvęs užblokuotas išskristi. Tai, mėly keleiviai, mes jūsų atostogos atidedame vienai dienai, nes vėžliukai peri paplūdimyje Zakinte. 2018 m. vasara buvo pati intensyviausia operacijų prasme ir pati turbūt skausmingiausia. Tas procentas labai ilgų vėlavimų buvo nedidelis, tačiau jis buvo skausmingas. Įmonės politika buvo niekada neatšaukti skrydžių. Mes vėlavom daug, tačiau mes jūs nuskraidinsime galutinai jūsų destinaciją. Mes neatšaukinėjome skrydžių. Surinkau keletą tokių įdomesnių antraščių iš 18 metų, iš tos intensyviausios vasaros. Netgi galima matyti, kad žiniasklaida tokį tęsinį turėjo. Juodasis penktadienis ir po to, kas nutiko po juodojo penktadienį, ar ne?
Čia mes matome, šaltis veikia ne tik automobilius, dėl jo iš Vilniaus išskrenda lėktuvas. Tai prisivaizduoju, Small Planet Airlines pilotai išlipo, nueina į gretimą į Ryanair lėktuvą, paprašyti krokodilų, kad galėtų užvesti orlaivį. Ir čia mes matome vieną iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susideda visų avialinijų komunikacijos žmonės. Lyginimas lėktuvo su automobiliu. Automobilis palyginus su lėktuvu yra dėžė ant ratų. Jeigu jums kažkas neveikia automobiliai, nežinau, pasibaigė skystis langas, jis kyla, pasitvarkysiu savaitgalį. Yra buvę atveju, dėl neveikiančios lemputės pilotų kabinoje lėktuvas stovėjo ant žemės, kol buvo tvarkytas. 9 valandas Vilniaus oro uoste įkalinti keleiviai panikoje, bandė atskirti šeimas ir laiko nežinojo. Nesuprasi, ar čia antro pasaulinio karo vadovėlis, ta prasme, ar antraštė. Pragaras, žodžiu, situacija tapo nevaldoma, žmonės lipo vieni kitiems per galvas. Čia kiekvienas Ryanairo skrydis, ta prasme, keleiviai lipo vieni kitiems per galvas. Tai situacija buvo tokia, ir mes buvom komunikacijų skyriui, galvom, reikia kažką daryti. Mes suprantam, kad problema egzistuoja, mes nenorim jos kažkaip maskuoti, bet ją reikia adresuoti. Žinot, vasara, nėra apie ką rašyti, kiekvienas vėlavimas, literaliai kiekvienas Small Planeto vėlavimas buvo Delfi titulinėme puslapyje. Netgi buvo tokiu atveju, kai tą pačią dieną, tuo pačiu metu, 2 skrydžiai vėluoja panašų laiką, vienas yra titulinėme, apie kitą yra niekas nerašoma. Tai galima teikti, kad ir žiniasklaida, žinoma, ir skaitanti visuomenė buvo tam tikrą prasme įsiaudrinusi, tema buvo aktualizuota, mums reikėjo ją adresuoti. Tai mums reikia paaiškinti, kaip veikia lėktuvas, kaip svarbi aviacijos sauga ir saugumas. Ką mes padarėm? Susikvietėm tiesioginio to žodžio prasme visą Lietuvos žiniasklaidą į Vilniaus oro uostą. Kalbančios galvos, įmonės vadovas, chief pilot, head of maintenance, chief of marketing. Idėja kokia? Stovim prie lėktuvo, rodom, atidarom visokias durelės, variklių gaubtus ir panašiai, aiškinam, kaip lėktuvas veikia ir kaip yra svarbi sauga. What can go wrong? Ta prasme, visi, aišku, žiniasklaida sutiko, nes tema labai aktuali. Prisiminkime, 18 metai, viskas vyksta mailais, Teams yra kažkokia mistinė programėlė, ten kažkur ofiso platformų ar ne. Atsikeliam tą lemtingą vėlyvą vasaros rytą, atsidarau mailą ir toks mini heart attack. Lėktuvas išskrido naktį. Nėra. Tavo pagrindinio spaudos konferencijos objekto nėra. Vilniaus oro uostas tuščias. Kad situacija yra katastrofinė. Nėra tavo objekto. Yra 2 scenarijai ant stalo, abu blogi. Pirma, atšaukti konferenciją. O tai kodėl atšaukėt konferenciją? Žinokit, lėktuvas įskrido. Kodėl? Jis įskrido į kitą rinką padengti kito lėktuvo. O kodėl reikėjo padengti? Nes kitas sugedo vėl. Antras scenarijus, susitinkam Vilniaus oro uoste, tuščiame ir tiesiog pasakome, kaip veikia aviacija. O taip, kur tas lėktuvas? Kitoj šaly. Kodėl? Reikėjo padengti kitą skrydį. Kodėl? Nes sugedo kitas. Vėl sugedo jums lėktuvas. Manėm, kad mažesnė blogybė yra atšaukti spaudos konferenciją. Bet man tada šovė mintis, paskutinę minutę, kad statistiniai neįgudusiai akiai visi lėktuvai yra vienodi. Kaip tik tuo metu, tą vasarą mes iš kitos lietuviškos oro linijų bendrovės nuomojame vieną lėktuvą, tiesiog įsivykdė keletą kažkokių tai skrydžių ar ne. Jis buvo visiškai netoks, jis neturėjo viso to dažymo, jis neturėjo to gražaus interjerų, jis turėjo būt keletą mažų lipdukų, kurį buvo parašyta Small Planet, bet tai buvo eilinis baltas lėktuvas, labai panašus va ten, kur stovi fone už Boeingą. Štai jis yra. Žinoma, visa žiniasklaida susirinko, mes padarėme tai, ką reikėjo padaryti, aprodėme visą lėktuvą, ar ne, buvo atidaryti įvairius ten variklio gaubtai, buvo paaiškinta, kaip kas veikia. Be abejo, ant šono buvo parašyta šiek tiek Small Planet Airlines, bet tai visiškai nebuvo tas lėktuvas, dėl kurio visas tas brandas buvo sukurtas. Tai buvo visiškai paskutinės minutės toks troubleshootingas, o ką daryti, kaip išgelbėti šią situaciją. Tu nori pasikviesti ir parodyti, kaip veikia lėktuvas ir tam tikrą prasme gelbėti savo reputaciją, nes nėra išeities ir staiga dingsta ir išskrenda naktį. Ar ne? Čia fotografai, portalų fotografuoja variklį. Ir buvo toks įdomus jausmas, nes labai jautėsi tam tikras nusiteikimas. Aš girdėjau pašnekesius, šnabždesius, nes aš irgi, čia mano daryta nuotrauka, tai aš girdėjau, ką jie šneka. Toks buvo liktai nusiteikimas, einam pažiūrėti, kas ten pas jūs sugedė. Viskas sugedė, ne?
jautėsi įsiaudrinimas, jautėsi ta įtampa, jautėsi tas norėjimas rasti tai, kas pateisintų tą būti istoriją. Aš manau, apskritai spaudos konferencija buvo pasisekimas, mes paaiškinom tai, ką reikėjo paaiškinti, mes parodėme tai, ką norėjome parodyti, tačiau tikrai jautėsi ta tokia įdomi, galbūt keistoko atmosfera. Na, bet turbūt geriau bet koks lėktuvas, negu jokio lėktuvo. Istorijos moralas. 2 moralai, mano galva. Apskritai istorija Small Planeto pasibaigė kartu su 2018 metais ir labai nedaug trūko, kad tai nebūtų tik įmonės feilas, bet ir mano asmeninis, nes aš rašiau tuo metu bakalauro darbą apie Small Planet Airlines plėtrą. Likus mėnesiui iki pridavimo įmonė užverčia savo gyvenimo istoriją. Universitetas įkūrė specialią komisiją spręsti, tai ką daryti su šituo, nes viskas, ką tu rašai iš principo, yra jau nebeaktualu. Bet viskas galų gale buvo tvarkoje. Moralas numeris 1 mano galva. Kaip yra svarbu kalbėtis ir komunikuoti tarp departamentų. Komunikacija, marketingas sugalvoja padaryti spauduškę prie lėktuvo, viskas faina, operacijos naktį gelbė situaciją ir išskraidina lėktuvą iš oro uostą. Turbūt labai aktualu įmonėms, kurios turi tą administracinę ir operacijų dalį. Kaip yra svarbu kalbėtis, kad visi būtų ant to pačio puslapio. Antras moralas - turėti įmonės šūkį Why not? Nėra labai išmintinga, nes vieną dieną gali būti why not bankrot. Ačiū Jums.